Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ir Europos parlamento nariai išrinkti neteisėtai, nors yra įsiteisėję VRK sprendimai galutinių rezultatų patvirtinimui. Todėl, kad po Seimo rinkimų mes iškart su Gediminu Ustinavičiumi gavome Vyriausios rinkimų komisijos atsakymą į mūsų paklausimą dėl tų garsiųjų elektroninių parašų parėmimo politinės kampanijos dalyvių, kad taptų kandidatais rinkėjų puslapyje. Dėkui Margaritai Starkevičiūtei, kuri atkapstė, kad šitie parašai yra nekvalifikuoti, netitinka nei Lietuvos teisės aktų, nei ES teisės aktų, nes VRK neturi sutarties su registrų centru arba vidaus reikalų ministerija, kurios vienintelės yra Lietuvoje turinčios teisę identifikuoti, kad tikrai asmuo pasirašė. Visa yra kita nekvalifikuoti parašai. Prašau rodyti šitą istorinį Vyriausios rinkimų komisijos prisipažinimą, kad veikia neteisėtai. Ir komentuoti tą jų formuluotę, fantastinę formuluotę, kad jiems Lietuvoje galioja tik tai rinkimų kodeksas ir kiti įstatymai negalioja. Taip, tai va čia yra pirmas puslapis, į antrą puslapį prasengu ir čia jie rašo, kad rinkimų kodekso 79 straipsnio 6 dalyje nėra nustatyta, kad rinkėjai kandidatą privalo paremti kvalifikuotų elektroninių parašų.